Sveiki, sveiki. Mes dar kelias akimirkas palauksim, kol mūsų prisijungs ir šiandien pakalbėsim tokią labai gražią temą, kaip išmokti mylėti, apie meilę. Ir ta tema būna tokia ir kaip sakau, ir pati tarsi norimiausia, labiausiai vertinama ir pati sunkiausia. Labas vakaras, matau, kad sveikinatės, labas vakaras, sveiki. Labas, matau pažįstamus veidus, sveiki. Labas. Sveiki. Tai apie tą meilės temą mes kitą savaitgalį darom stovyklą, kaip išmokti mylėti, ir galvoju, pradėsiu tokį, pati ruošiuosi tai stovyklai ir galvoju, pasidalinsiu irgi su jumis kai kuriomis įžvalgomis apskritai apie meilę. Nes meilė, ar ne, mes visi jos taip norim, mes visi jos taip palkstam, mums reikia jos tiek daug ir visiems iš tikrųjų jos reikia tiek daug. Mes būna kartais galvom, gal vaikams jos reikia daug, ar ne, nes vaikai jie būna tokie, kaip sakau, prilipę, jos reikia ten dažnai apsikabinti, dažnai glostyti, dažnai bučiuoti, bet man atrodo kartais, kad su suaugusiu žmogumi yra panašiai. Kad ir mes esam tos būtybės, kurias reikia nuolat glostyti, reikia nuolat apkabinti, reikia nuolat glausti, nes ta meilė, jinai gali būti kuriama per ryšį. Nors, kaip sakau, Lietuvoje siautėja ta jogos banga, kur sako ten žmonės, kad tu turi viską pats susikurti, meilę savo, iš savęs, ten apie save, pirmiausia nuo savęs, tik tai save, tie žodžiai, ar ne, savo. Bet iš tikrųjų mes labai daug tos meilės gaunam aplinkoje, gaunam ryšyje būdami. Ir atsimenu, kažkada mūsų guru netgi sako, sveiki, dėkuoju už komplimentus. Mūsų guru sako, turbūt 80% jūsų čia nebūtų šitam mūsų susitikime, ten buvo atsiskyrimas kažkoks, sako, nebūtų šitam mokyme, jeigu turėtumėt laimingus santykius. Ir taip pagalvojus, tikrai, kiek mūsų daug iš tikrųjų nuveda net ir tą dvasinį kelią, kančia, nuveda skausmas, nuveda kažkokie tai iššūkiai santykiuose, nes žmonės, kai turi gerus santykius, aš tą matau irgi kartais, kad jiems net nereikia to dvasinio kelio, nes tiesiog viskas gerai. Tai iš tikrųjų yra tas nuostabiausias variantas, kai mes ar ne turim ir tą meilę šeimoje, santykiuose, ir turim dar Dievą šalia viso to, ar ne, ir tarsi tas sroves abi vedam vienodai. Ir tas var, ne, kai mes nurimstam savo toje meilės erdvėje, iš tikrųjų mes daug kur gyvenime nurimstam, nes mes iš tikrųjų po daugelių dalykų, ką darom, siekiam, ar ne, kažkur tai pripažinimo, kažkur tai garbės, bet po viso to norisi tos meilės. Tai mes dėl to su Nantara darom ir stovyklą šitą meilės temą ir plėtosim per įvairias prizmes šitą temą. O šiandien pakalbėsim taip bendrai, jeigu kils klausimų, rašykit, nes šitą meilės tema, tai aš sakau, tokia padidelė kaip tema apie Dievą, ar ne? Kad Dievas turi tiek daug formų, tiek daug linijų skirtingų, tiek daug apibrėžimų. Su meilė realiai tas pats, ar ne? Ir ta meilė jinai yra ir meilė savo, ir meilė kitiems, ir meilė šeimai, ir meilė darbui, ir meilė visatai, ir meilė, nežinau, gamtai, kam tik norim, ar ne? Meilė, kaip sakau, maistas gaminamas turi būti su meilė, ar ne? Namus, kaip sako moteris, namus tvarkytis irgi reikia su meilė. Tai ta meilė visur. Ir jeigu žiūrėti taip truputėlį iš dvasinės tradicijos, iš ezoterinės pusės, tai kiekvienas žmogus jau gimsta su tą meilę savyje. Meilė tai nėra tas dalykas, iš tikrųjų, kurio mes turim išmokti. Gal būna kartais mes tas frazes pasiemam ir panaudojam, nes per jas yra šiek tiek paprasčiau kalbėti ir lengviau nusakyti viso to reikalą, bet iš esmės meilė mumise jau yra. Ir mes turim
ją, galima sakyti, auginti, tarsi kaip tą žiedą laistyti, ar ne, kaip būna širdies lotosas vaizduojamas, kad irgi dvasinėse tradicijose, kaip širdies čakra yra piešiama, tai kad būna gražus lotosas piešiamas rožinis arba baltas, ar ne, tai mes tą lotosą širdies tarsi turim nuolat laistyti. Ir kitas dalykas, ką mes turim su savo meilę daryti, tai atrasti būtent tuos dalykus, kas uždengia mūsų meilę, kas tą lotosą uždengia, ar ne, kokie tie šydai. Ir tie šydai būna įvairūs, tai būna kartais ir nuoskaudos kažkokios, nusivylimas, tai būna patirtos kažkokios traumos, sunkumai, patirtas smurtas, tiek emocinis smurtas, tiek fizinis smurtas gali būti, kad mes pasidarom tokie susigūžę, tarsi ar ne, užsidarom į save, į savo kiautą ir tenai saugiai būnam, saugiai gyvenam. Tai tai ta meilė dėl to būna tokia kartais priblėsusi, nežydinti, tas gyvenimas toksai be džiaugsmo. Ir mes čia šiandien pakalbėsim būtent ne apie eroso meilę, kuri yra tokia kaitinanti, ar ne, kai būna įsimylim. Ir tada norisi siekti žmogaus, norisi ten būti su juo, norisi ar ne flirtuoti, būti visą laiką susikabinus. Tai ta eroso meilė, jinai yra reikalinga, jinai mūsų jungia, jinai yra graži, bet vis tiek mes palaipsniui turim pereiti į tą tokią, krikščionybė yra toks terminas agapė meilė. Agapė tai yra meilė dėl pačios meilės, meilė visiems, ar ne? Ir tas yra gerai, kad ta eroso meilė mus veda kažkur tolyn, tarsi, kaip sakau, kaip kabliukas mus iškabina ir mes tada nuplaukiam kažkur. Tai bet apskritai, kalbant apie meilę, tai mes turim pradėti ją auginti nuo savęs ir mes turim auginti tą meilę nuo savęs, tai nėra apie kažkokią narcizišką meilę, kad ar ne, aš rūpinsiuos tik savimi, kad visą dėmesį skirsiu savo, tobulėsiu savo, auginsiu save visaip kaip tik man pavyks, bet iš tikrųjų meilę mes turim dovanoti ir tai, ką mes užauginam savyje, ką sukuriam savyje, mes turim išmokti dalintis su savo šeima, su artimaisiais, su draugais, su kuom tik pavyksta, su žmonėmis gatvėje, ar ne? Ir ta meilė, jinai gali būti įvairių formų. Ir vienas, aš pasižymėjau kelis dalykus, ką norėčiau jums papasakoti apie meilę. Tai vienas iš meilės tokių kaip ir kertinių principų, tai yra davimas. Aš būna per mokymus mėgstu pasakoti tokį paprastą pavyzdį, kad mes apskritai gyvenam, galima sakyti, davimo tokioj upėje. Mes, ar ne, mūsų planeta, jinai yra atviram kosmose ir mes iš kažkur gaunam deguonies, mes gaunam vandens iš upių, iš vandenynų, mes turim žemę, ant kurios vaikštam, kuri mus maitina, mes turim daug dalykų, ar ne, tarsi pati visata mus globoja. Aišku, būna visokių ir uraganų, ar ne, ir visokių tų nutikimų skaudžių, bet mes vis tiek tarsi pamaitinti, apkloti, ar ne, kažkaip tų rūbus susiveikiam, mes visko gaunam ir iš tikrųjų net jeigu pažiūrėti, ar ne, net jeigu aš netekčiau pinigų, netekčiau visko, vis tiek aš gatvėje rasčiau rūbą, kažkas tai kažką tai duoda, kartais pats to nežinodamas, ar ne, rasčiau maisto kažkur tai, aišku, aš kalbu apie tokius jau drastiškus tos dalykus, bet mes apskritai gyvenam davime. Būtent mes įsitaisę toje davimo upėje ir mes pradedam stabdyti tą, kaip pasakyti, padarom užtvanką, kad ne, aš neduosiu, ar ne. Ir mes iš tikrųjų tam, kad ta meilė pradėtų žydėti, kad tas lotosas skleistųsi iš širdies, mes turim išmokti duoti. Ir aš kaip bendrauju pati su daug žmonių, tai iš tikrųjų duodam per mažai. Ir aš visą laiką dėl to jogus mokinu savo, turi daryti karma jogą. Ir tas davimas, ar ne, tai yra ta karma joga, kai mes einam daryti kažkokius gerus darbus. Ir va čia mes galim duoti savo energiją, mes galim duoti kažkam tai pinigų, galim padėti kažkam. Ir va tas, kad mes duodam, tai gali būti, kad jūs duodat komplimentų. Kiekvieną dieną, pavyzdžiui, turit pasakyti bent 5 komplimentus kam nors. Ten pardavėjai parduotuvėje, ten, nežinau, pamatot, eina
moteris gal su kokiu gražiu rankinuku pasakyti gražų žodį, ar ne, šeimos nariams pasakyti gražių žodžių, nes mes būna dažniau pratę ten pabambėti, pasiskūsti, pasakyti kažkokį savo nepasitenkinimą, tu vėl kažką netai padarei, tu netai pažiūrėjai ir panašiai, bet pamirštam, kad meiliai reikia to tokio laistymo su trąšom ir va, mokintis tos gerus žodžius pasakyti, ar ne, ir šeimoje. Ir va taip va, mes galim tą davimą daryti nuolat. Ir va čia va gali būti komplimentai, gali būti tas netgi mūsų meilės davimas, apsikabinimai. Ir va čia va mes turim taip palengva tarsi patys save stumti tą meilę, ar ne, kad mokintis pasakyti gražius žodžius, mokintis kuo dažniau prieiti ten apsikabinti šeimos narius, artimuosius, kažkam tai paskambinti, kam žinau, kam reikia tos mano pagalbos. Tai va, meilė jinai būtent yra apie davimą ir, pavyzdžiui, dvasinėse tradicijose visur, ar ne, kalba apie tą meilę artimam ir yra labai labai stipriai pabrėžiamas davimas, net būna labai dažnai tiek nepabrėžiama meilė sau, kas šiais laikais taip yra iškelta į pirmą vietą, kad svarbiausia yra mylėti save. Net, pavyzdžiui, kitos dvasinės tradicijos kalba apie tai, kad tai yra atvirkštinis momentas, kad išmokęs mylėti kitus, aš išmoksiu pamilti ir save. Ir va čia va, mes tikrai galim irgi drąsiai eiti į tą pusę, ar ne, tai nereikia čia savęs nukankinti ar nuvesti kažkokią aukos poziciją, kad jau dabar viskas, aš ten, nežinau, naktį nemiegosiu, bet rūpinsiuos kitais, ar ne, ten nepavalgysiu, bet rūpinsiuos kitais. Nors kartais reikia ir šito, ar ne, kad tą savo egoizmą pralaužti. Bet iš esmės mes turim išmokti duoti ir ta karma joga iš tikrųjų turėtų būti mūsų nuolatinė praktika, o ne kad aš, nežinau, vieną kartą nuvažiavau šuniukų prieglaudą, vieną kartą nuvažiavau senelių namus, o mes turim tarsi nuolat ieškoti būdų, kam aš turiu padėti, kam aš galiu padėti. Ir mes dabar, kai buvom Indijoje su merginomis Indijoje ir Nepale, ir merginos ten labai daug ir aukojo ir šventykloms, aukojo ir vaikams, maisto pirko, ten jos tokiam davime tiesiog sbavo nuo visko. Ir va tas varne, kad mes turim tarsi patys nuolat ieškoti progo, kam aš dar galiu padėti, kam va dar mano tų rankų prireiktų, nes mūsų energijos tikrai yra labai daug nukreipta į save. Ir aš pati esu tą mačiusi, kaip, pavyzdžiui, būna žmonės organizuoja kažkokius gerus darbus ir kaip sunku yra surinkti žmonių tiems geriems darbams. Kaip sakau, kartais yra daug lengviau surinkti žmonės ten į festivalį, kuris yra mokamas, surinkti žmonės į stovyklą, kur žmogus turi susimokėti, bet kai reikia eiti nemokamai ar ne, kažkam padėti ir taip pasikrauti tų karminių nuopelnų, pagyvinti tą savo širdies čakrą, būna žmonės nesirenka, ai kažkas kitas nueis padės, ai ne aš. Tai šitoje vietoje, jeigu pamatot kažkam, kad reikia pagalbos ir nepadedat, nes tingit, neturit laiko atseit, nes tiesiog norit paslampinėti po namus, nes turit, nežinau, kažkokią pasiteisinimą buką, tai turit tikrai paimti save ir pabarti šitoje vietoje ir taip normaliai pabarti, o ne pateisinti, ar ne, kad nežinau, kažką tai norėjau tiesiog pabūti su savimi, nes tų pagalbos rankų reikia ir mes, kai būna lietuviai kartoja tos žodžius, ką pasėsi, tą ir pjausi, va ką pasėsi, tą ir pjausi. Čia tokie teisingi žodžiai, bet kad mes nieko nesėjom, ar ne, o ką aš pasėjau, ką šiandien per dieną pasėjau, ką aš pasėjau per 3 mėnesius, dabar artėja kalėdos, tai būna žmonės ten jau tada susiglėbė ir jau priaukoja pinigų ten į tas telefono linijas ir veža rūbus ir panašiai, o kad tų vaikų pilnos ligoninės, ten kaip yra niekieno vaikai organizacija, ten jie turi tiek vaikų, kuriuos reikia pažiūrėti, padaboti, pabūti su jais ligoninėse ir ten sunkiai jie randa tų savanorių, ar ne? Ir va čia va, mes tarsi per kalėdas tampam tie fancy, labai geri ir pasiaukojantis, bet nematom to platesnio vaizdo, kad visus metus žmonės serga, žmonės patiria kažkokius iššūkius, ar ne, kaip irgi esu girdėjus, kad, pavyzdžiui, yra pagalbos linijos telefonu, kur skambina vaikai, pavyzdžiui, vaiką muša tėvai ar geria namuose ir ten trūksta nuolat savanorių.
O mes sėdim, žiūrim serialus namuose, ar ne, ar ten esam kažkaip užsiėmę meilę savo, kai vaikai namuose yra, ar ne, kur vaikai tokie palikti vieni, mušami, skriaudžiami ir mes neturim tam laiko. Ir tada mes ateina kažkoks etapas ir sakom, ką pasėsi, tą ir pjausi. Tai kad mes turim žiūrėti, ką mes sėjam ir kur sėjam. Ir tada būna mes, ar ne, neprisirenkam tų karminių taškų, neprisirenkam nuopelnų ir paskui skundžiamės, kad kažkur tai nesiseka, kažkas tai nevyksta, nesimanifestuoja ir panašiai. Nes tas, ką jūs duodat kitiems, tai nėra, kad jūs netenkat kažko, kiekvienas davimas grįžta. Tai čia yra svarbus momentas, ar ne, prie meilės toksai karma jogos dalykas. Taip, mano irgi būtybė. Šiandien nelaiminga po namus vaikšto. Kas nutiko? Taip, tai keliaujam toliau per tą meilės temą. Palauk truputėlį, palauk, kantrybės vaikutė. Palauk, 10 minučių ir viskas suveiks. Reikalai online. Taip, tai aptariam davimą, ar ne, šitoj vietoj turit paimti save už pakarpos, pabarti ir būti tie duodantis, ar ne, kad nestabdytumėt upės, davimo upės. Kaip sako, gyvenkite su visatos ritmais, gyvenkite su visata, tai visata jums duoda. Tai kodėl mes negyvenam su tais ritmais iš vien, ar ne? Tai čia toksai rimtas reikalas ir aš apie jį dažnai kalbu ir būna žmonės taip praleidžia prausis, jo, ten Indra vėl sakė, kad reikia karma jogą daryti. Ir nieko nedarau. Tai paskirkit bent valandą per dieną, ar nežinau, per savaitę 2 valandas, ar ne, susirasti, nes, kaip sakau, tų įstaigų, kur reikalingos žmonių rankos Lietuvoje yra tiek daug ir ten tiek trūksta tų savanorių. Ir aš kai būna pasiklausau, ką žmonės veikia laisvų metu, visi tiek užsiėmė savimi, ten tai snieglentės, tai banglentės, tai dar kažkoks hobis, tai vienas, tai kitas, tai trečias. Ir aišku, fainai tos hobius turėti, ar ne, bet reikia ir apie kitus pagalvoti. Ir apie kitus turim pagalvoti, kad tos užtvankos nesustabdytume, o ne tiek vieni tos savo gražius hobius įnykti. Taip, tai meilė, ar ne, meilė, jinai yra apie davimą. Toliau, kas irgi dar padeda meilę auginti savyje, tai yra laikinumo apmąstymas. Mes būna tiek į kažkokias problemas įkrentam ir nesuvokiam, kad šitas gyvenimas laikinas. Žmonės, kaip dabar ir meditacijos instruktorius vakar mokinau, kad mes su meditacija prisikuriam tokių fantazijų, kad medituosiu, tai viskas bus labai gerai, kad nebus jokių iššūkių, pradės mano visi norai pildytis. Aišku, meditacija pastiprina tuos dalykus, bet meditacija netima iš jūsų mirties, meditacija netima iš jūsų lūžtančių kaulų, krentančių dantų, netima senatvės, netima tai, kad jūs pradėsit netekti artimųjų. Tai tas laikinumo apmąstymas, ko žmonės šiais laikais nemėgsta, nes visi pradėjo bijoti, kad jeigu apie kažką mąstysiu, apie mirtį mąstysiu, kontempliuosiu, jinai manifestuosis. Sakau, taip, jinai tikrai manifestuosis. Laikinumą kontempliuosiu, ar ne, ir mąstysiu apie jį, jisai pradės irgi manifestuotis ir taip manifestuosis. Jūs numirsit, ar ne, kad ir kaip būtų liūdna, aš atsimenu, kažkada pas Tibeto medicinos gydytoja buvau, su sveikata kažkas ten buvo ir žiūrinai mano pulsą, klauso. Sakau, gydytoja, ar aš mirsiu? Sako, taip, tu mirsi. Sako, ar ne dabar? Nors sako, aš net negaliu pasakyti, ar tu ne dabar nemirsi, bet sako, tai tikrai įvyks. Tai šitas dalykas, ar ne, kad mes turim mąstyti apie laikinumą ir turim žiūrėti į savo žmonės, kuriuos turim šalia ir netgi to nepabijoti, kad jie laikinai šalia mūsų, ar ne, užaugs mūsų vaikai ir išeis iš namų. Turim artimuosius, nežinia, ar aš pirmas iškeliausiu, ar mano artimieji kažkada teks atsisveikinti. Ir kai mes realiai pradedam mąstyti apie tai, kad žmonės yra laikini mūsų gyvenime, mes pradedam juos labiau vertinti už tai, kad juos turim, už tai, ką jie mums duoda, už tai, ką jie sukuria mūsų gyvenime. Nes mes, kaip sakiau, tikrai dažniau linkę pabambėti, panirzgėti, pabrėžti kitų žmonių minusus, nevertinti to, ką turim šalia, nesistengti dėl tų žmonių,
bet labai greitai tos dalykus ar ne, tos negatyvius ištraukiam į paviršių ir pamirštam gerus dalykus. Tai va ta laikinumo apmąstymas, net pavyzdžiui, kad ir vakare daromės praktikas, daromės meditacijas ar ne, ir 5 minutės ten, pavyzdžiui, pamastyti apie tai, kad šita diena buvo laikina mano gyvenime, kad tie žmonės, visus pramastyti artimiausius žmonės, kad jie laikini mano gyvenime, pamastyti, kiek žmonių jau nebeturiu savo gyvenime. Ir mes tada tokius būdus pasiėmę, labai neskanius, mes pradėsim giliau pastebėti, kas yra svarbu, kas yra brangu, ko aš noriu ar ne. Galbūt jeigu žinau, kad mano ten mama, tėtis nebus amžinai šalia manęs gyvenime, gal aš dažniau paskambinsiu, gal dažniau pakalbėsiu, gal dažniau paskirsiu to dėmesio. Tai va, tai šalia davimo ar ne, mes turim pabūti laikinumo tame faktoryje. Vienas toksai geras metodas, kuris padeda suvokti laikinumą, tai yra gamta. Netgi stebėti ramiai tuos besikeičiančius gamtos ciklus. Būna žmonės taip laukia pavasario, žiema taip prasidėjo, jau laukia pavasario, ar ne, lietus lyja, jau laukia, kada pasibaigs. O tiesiog prastebėti tą, kad laikinas lietus, kad laikina žiema, kad laikina šiandiena, kad skausmas, jeigu kažkokį jaučiu viduje, kad jis laikinas, kaip įdomu, ar ne, būna tą stebėti. Džiaugsmas, kurį nešiojusi viduje, jisai laikinas. Tai va, tai yra tie karaliaus Saliamono žodžiai, kuris, man atrodo, ant žiedo buvo išsigraviravęs juos, kad viskas yra laikina. Tai va, tai mes labai būna bijom šitų temų, to laikinumo, mirties temos bijom, kad ar ne, numirė mūsų vasara, dabar miršta ruduo, nes ateina gimsta žiema. Tai va, kad šitie dalykai turi būti įtraukti į mūsų apmąstymus. Mes mąstom ten kažką, tai kaip sakau, apie kvepalų žmonės mąsto, apie politiką, apie kitus žmonės mąsto ir šneka labai daug, o apie savo gyvenimą kažkaip tai baisu kartais mąstyti, baisu iš tikrųjų, ar ne, kelti tą temą, kad aš numirsiu, kad kiti numirs, kad viskas laikina. Čia taip nepatogu ir prote būna pakelia tokio kaip ir depresyvumo. Šiaip depresyvumui galit leisti dabar prasisukti. Eina lapkritis, eina tas mėnesis, kai pakyla tas liūdesys ir mes galim netgi su tuo prabūti, ar ne, nebėgti nuo tų emocijų. Nes mes labai šiais laikais linkę irgi pabėgti nuo visko, o būtent prakontempliuoti, kad pakilo man liūdesys rudeninis ar ne, ir jisai laikinas, kaip įdomu, kada jisai baigsis. Aišku, jeigu užtrunka per ilgai, tai reikia jau spręsti problemą, bet jeigu būna kažkoks liūdesys, kuris trunka 3 dienas, tai jisai netgi kartais veikas, mes turim pasižiūrėti, dėl ko mes liūdim, apie ką mes liūdim, apie ką man tai kalba. Tai va, tai laikinumas prie meilės, ar ne? Atrodo, mes iš tos meilės taip tikimės, kad tai bus šviesa, išsiskleidimas. Ir kas yra įdomiausia, kai mes tas temas integruojam į save, davimo, laikinumo, kurios pradžiai tokios nepatogios, kad jos ir tiek daug meilės mumise atgaivina, atkabina va tuos sluoksnius, kur mes užstringam, nes mes, pavyzdžiui, galim užstrigti kažkokio problemoj, ir galvoti, kaip jinai čia ilgai tęsiasi, ar ne, kaip mane erzina, kaip nervina, o pagalvoti, kad geras ir šita problema yra laikina, kaip įdomu, kad jinai pasibaigs, kaip keista, aš ant kažko pykstu, kaip įdomu, kad ir tas pyktis yra laikinas, nes šitoj visatoj niekas netrunka amžinai, net jeigu ant kažko labai pykstat, tas keiščiausia, kad tai praeis. Ar ne, dėl kažko labai džiaugiamės ir tas praeis, kaip yra vipasana ir nemokinama, kad meditacijos metu ten būna meditacijos, kur reikia, pavyzdžiui, 1 valandų sėdėti visiškai nejudant ir būna ateina tokios ekstazės, džiaugsmo, kažkokios palaimos bangos ir reikia su to susitaikyti, kad jos laikinos, ateina ten kažkokios negatyvios emocijos, tai viskas ok, tada jau tenai būna suki savo tą mintį, čia laikina, bet kai ateina džiaugsmas, tai irgi būna tas toksai sunkesnis momentas suvokti, kad čia laikina, bet paskui mus tas paaugina, ar ne, kad mes kaip irgi dvasiniam kelyje būna dažnai sakoma, neprisirišk,
Ir, kaip sakau, be pigų švaistytis tai žodžiais, ar neprisirišk, neprisirišti, paleisti emocijas, paleisti nepagalvojau. Tai va, bet šitas toksai prakontempliavimas to laikinumo, savęs, kitų, gamtos, savo visų problemų, padeda tikrai neprisirišti, neįsikabinti. Tai taip toliau iš meilės temos, ką mes dar galim aptarti. Jeigu taip ar ne, po davimo ir laikinumo, tai dar viena tokia praktinė visiškai dalis, kas padeda auginti meilę savyje, tai yra tokia meditacija Meta Bhavana. Aš esu YouTube įkėlus nemokamą jos įrašą. Tai jeigu jaučiat, kad viduje prisikaupia nuoskaudų arba yra viduje labai daug tokio vertinimo žmonėms, ar ne, mes būna vertinam, kurie čia geri, kurie čia blogi, kurie čia atitinka mano mąstymo standartą, kurie netitinka. Mes būna tokių, turim kažkokių vertinimo kriterijų, kas yra teisinga, kas neteisinga, kaip turi elgti žmogus, kaip neturi elgti žmogus, ypač su šita problema susiduria, kas praktikuoja jogą, meditaciją. Ir ten kaip vakar irgi per meditacijos instruktorių mokymus viena mergina pasidalino, sako, kaip tu jogos mokytoja ir ten turi nuoskaudą ant kažko. Tai nuo kada jogos mokytojai negali turėti nuoskaudą, ar ne, bet būna kiti jogos mokytojams ten primeta klišių, kaip jie turi gyventi. Tu praktikuoji meditaciją, tu turi šitaip gyventi. Aišku, jogos mokytojai ir kas medituoja, tai daug lengviau išsivalo tuos dalykus, daug lengviau nuo jų pabėga, išsilaisvina, gal net nepabėga, savais metodais pradirba, bet ateina, gyvenimas ateina ir atsineša savo reikalus. Aš net prieš einant į laivą, taip pusę valandos tiesiog sėdėjau ant kėdės ir galvojau, labai, labai daug galvojau, nes gavau žinutę kad vienas toks pažįstamas žmogus nusižudė, net persiuntė jo laišką prieš mirtį, kurį jisai parašė. Ir galvoju, kaip iš tikrųjų, ar ne, net kad žmogus meditavo, net nebuvo nuo tokio dalyko apsaugotas. Ir visa šeima tokia labai nuostabi ir vis tiek ateina, ar ne, tie įvykiai tokie. Ir mes neturim uždėti niekam tų klišių, kaip kas turi gyventi, kaip mąstyti, ką jausti, ko nejausti. Net ir medituojantys žmonės su tokiais rimtais dalykais susiduria. Tai ir mes, jeigu turim viduje tokios kritikos, tos nemeilės, ar ne, kito žmogaus pasauliui, kito žmogaus realybei, tai galim tikrai darytis meditaciją Meta Bhavana. Ir pasidarykite meditaciją ne dieną, ne 2. Jeigu reikia, pasidarykit, pavyzdžiui, praktiką 21 dieną su Meta Bhavana. Pamatysit, kad bus pokyčių, tikrai bus pokyčių. Tai yra neišvengiama. Tai ir mes su šita meditacija ir galima sakyti ir savo karmą gerinamės ir atpalaiduojam tą savo širdį, nes mūsų ta širdis būna sustingsta, ar ne, jinai taip susitraukia, ypač nuo to tokio buvimo apie save, dėl savęs, su savimi. O mes, ar ne, turim gyventi, kaip būna dvasingose paveiksluose ten parodyta, rankos išskleistos, širdis, ar ne, ten spindi, kaip pas Kristų yra rodoma širdis centre ir jinai spindinti. Tai davimas, ar ne, nėra, kad ten tie spinduliai į save, ar kad rankos, ar ne, čia aš savo, ar ne, gyvenu, o kad tarsi viskas į atsiverimą. Ir ta meditacija Meta Bhavana, jinai būtent ir padeda eiti į tą tokį meilės davimą, į atsiverimą. Ir ten labai gražiai su šitą meditaciją, kad yra mokama tiek meilės savo, ar ne, kas yra svarbu, tiek meilės ir kitiems. Tai galit pasidaryti irgi Meta Bhavana meditacija. YouTube'ai, kas čia kažką mačiau, buvo parašytas klausimas. Taip, ar galėtumėte parašyti mums šią meditaciją, kokią tinka rinktis nusiraminimui meditacijai. Ir pas mane yra YouTube'e įkelta ir vidinės ramybės meditacija, arba galit nueiti indremarija.lt, ten yra nemokamų visokių seminarų sąrašas, meditacijų yra įkelta, yra vidinės ramybės meditacija, atsipalaidavimo meditacija, emocijų paleidimo meditacija. Reikia žiūrėti, ar ne, po tuo žodžiu nusiraminimui,
o kas neramina. Ir šitą klausimą susidėti, sau įsidėti net ne klausimą, gal ne taip išsireiškiau, o tą pastebėjimą, kas mane neramina. Tai va, tai dėl meilės taip, kas dar reikalinga, kad ta mūsų meilė galėtų augti ir galėtų skleistis. Tai yra irgi vienas iš labai rimtų momentų, tai yra nuoskaudų paleidimas. Kai mes turim kažkokias nuoskaudas viduje, jos būna labai daug mūsų energijos paima. Mes kartais galim ten sveikai maitintis, sportuoti ir visaip save ten, nežinau, motyvuoti, kad viskas nuo šiandien keičiu gyvenimą, nuo pirmadienio pradedu kažką tai naujo, kad jau dabar tai susiimsiu ir atrodo, mes ten būna, padarom tą šuolį kokias 2 dienas, ar ne, pagerėja, tarsi užsihypinam kažkaip tai ir paskui vėl, ar ne, vėl nėra jėgų, nėra energijos. Tai labai dažnai po šitais nėra energijos, neturiu jėgų, per sunku kažkas, tai būna, kad yra kažkokios didelės nuoskaudos. Ir tos nuoskaudos gali būti kartais netgi labai senos, nes jeigu yra viduje labai senos nuoskaudos, jos būna, kad paima iš vis mūsų labai didelį energijos kiekį. Tai gali būti nuoskauda tėvams, ar ne, nors pavyzdžiui, pagal budizmą tokio dalyko iš vis net neturėtų būti, nes tėvų vienintelė funkcija yra duoti mums kūną, nes realiai mes su kūnu gaunam gyvenimą. Ačiū, gavau gyvenimą, ačiū, ar ne, didžiausia padėka, bet visgi, ar ne, iš praktikos matau, kad žmonės tikrai turi iš to vietoj labai daug tų nuoskaudų, prisideda ten ir kažkoks smurtas patirtas vaikystėje, ir išgyvenimai kažkokie labai dideli, ar būna, kad vaikus ir žemina stipriai, būna išnaudoja, būna tėvai savo, kaip pasakyti, kažkokias problemas ant vaikų labai stipriai išprojektuoja. Tai va, tai jeigu jaučiat, kad ta meilės tema užsidariusi, būna tas, kad ar ne, kaip žmonės man kartais sako, aš žinau, kad turiu mylėti, pavyzdžiui, savo antrą pusę, savo vaikus, bet aš sako, aš tiesiog nejaučiu to jausmo viduje ir tas ne iš kažkokio pikto, bet sako, tiesiog va to šilumos jausmo nejaučiu, jisai neužsikuria. Ir va tas va būna, kad tas jausmas, aš kaip sakau, jisai būna uždengtas su šidu, ar ne, tarsi kokia užuolaida užsiklojusi. Ir va čia reikia padirbėti su tais nuoskaudų paleidimais ir turite atrasti technikas, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, buvo sunki vaikystė, jeigu, nežinau, gal paauglystėj ten turėjau daug konfliktinių santykių su draugais, ar turėjau kažkokių skaudžių meilės santykių, romantinių santykių, kur labai sunkiai ten praėjo ir daug nervų kainavo, daug išsitampimo buvo. Tai labai yra svarbu pasidaryti tuos nuoskaudų paleidimus. Ir čia galit naudoti irgi įvairias technikas, tai yra viena iš jų metabhavana, ar ne? Yra paskui hoponopono meditacija, kur meditacijos metu kartojami 4 žodžiai: aš tave myliu, atleisk man, ačiū tau, aš atsiprašau. Tai va, tai gali būti psichoterapija. Psichoterapijos irgi dabar yra labai daug gražių metodų, yra šokio terapija, yra dailės terapija, yra hipnoterapija. Tai va, tai aš kaip sakau, mes Lietuvoje tokie turtingi terapijomis, ar ne, tik tai mes turim rasti tą gerą specialistą patikimą, mes turim pasirinkti metodą, kuris mums tinka, tai galim pradžiai, ar ne, net ir pasibandyti su tais va tokiom atleidimo technikom namuose. Ir jaučiu, kad jeigu yra kažkokios gilios žaizdos, paieškoti to gero specialisto, nes būna taip kartais, kad mes neprieinam iki tų savo gilių žaizdų patys, nes mes augom save, nes tos gilios žaizdos būna atveria žmoguje daug skausmo. Ir, pavyzdžiui, žmogus, nuėjęs į psichoterapijos seansą, gali būti, kad paskui visą dieną bus nedarbingas, gali būti, kad jisai eis miegoti 3 valandas, nes būna, kaip sakau, žmonėms, jeigu geras specialistas, jisai kažkokį tokią didelę žaizdą užjudina viduje, didelį skausmą, kad paskui tas skausmas, kai įsiveržia, žmogui reikia irgi turėti to resurso, jį atlaikyti. Kartais tai gali būti kaip nuovargio išraiška, jėgų neturėjimo išraiška, noras labai ilgai miegoti. Tai va, tai, bet paskui būna pralaisvėja. Taip.
pojūčių terapija teisinasi. Gerai. Taip, tai va, tai raskit ar ne tas terapijas, kas padės nuoskaudas išsivalyti ir, kaip sakiau, tuos sunkius dalykus. Net kartais mes neturim laiko apmastyti, o kas ten manyje susikaupia, kokios tos sunkios patirtis manyje išgyventos. Tam yra labai gerai dienoraštis. Net aš būna meditacijos instruktorius, kaip mokinu, tai dabar mes dar tik tai pradėjom kursą, tai dar šito nedaviau, bet būna paskui vėlesniuose mokymuose, kai jie žengia jau toliau, duodu tokią praktiką, kad netgi, sakau, jūs turite žiūrėti į save kaip gydytojai kartais ir, pavyzdžiui, susirašyti ne tik savo tas gerasias savybės ar ne, nes mes būna kartais ir savo gerųjų savybių nematom, kažkaip tai numenkinam save, ypač kažkaip lietuvių sąmonėje tas yra polinkis toksai gilesnis, kažkaip save numenkinti, savigraužą tokią turėti, kažkokių savo prisidėti, tokių aukos pozicijų. Tai va, mes turim ar ne išsiryškinti ir tą savo gerasias savybės, kas yra labai normalu, nes jeigu jūs Dievo vaikai, jūs tikrai turit gerų savybių, ar ne? Dievas toks didelis, tai žmogus irgi didelis. Ir tuo pačiu mes turim pasižiūrėti truputėlį kaip gydytojai save ir net pasidaryti sąrašą tų savo kažkokių nuoskaudų. Ar ten kartais, aš sakau, pasidarykit sąrašą kažkokių savo negatyvumų, ką norėtumėt perkeisti savyje. Ir aš tada tarsi turiu tą listą nuoskaudą, ar ne? Jonas, Petras, ten, nežinau, Birutė, dar kažkas iš vaikystės ten kažkoks, tai, ar ne, dar žmogeliukas, dar iš ten su tuo susipikau, su nuo, va šitą išbariau. Tai va tas varne ir aš tada einu daryti atleidimus šitiems žmonėms, nes mūsų pasąmonės sraute, kas yra įdomu, žmogus yra tokia milžiniška būtybė, jame tiek daug telpa, aš net kartais galvoju, kaip tame mažame kūne tiek daug telpa, tiek istorijų, tiek arogancijos, tiek liūdėsio, tiek sumišimų, tiek nusivylimų, tiek istorijų, tiek žinojimų, ar ne, tas mūsų sąmonės srautas iš tikrųjų yra toks begalinai didelis ir va čia ar ne, būna ten kažkur viena tas skylė pramušta, ar ne, kur energija nuteka, viena nuoskauda, antra nuoskauda, trečia nuoskauda ir va tos nuoskaudos, jų kai prisideda daug, mes jų nesutvarkom, nes tai yra, kaip sakau, paprastai tai yra technikų klausimas, kaip mes sutvarkom tas nuoskaudas ir mes, kai tas skylės užgydom, tiesiog pradeda va tas meilės jausmas prabusti ir ypatingai tas pasireiškia, kad viduje atsiranda daug tokios ramybės, lengvumo, atsipalaidavimo ir va mes pradedam jausti realiai šilumą žmonėms, pradedam jausti tą šilumą savo artimiesiems, pradedam jausti tą šilumą tiesiog pačiai gamtai, žavėtis jie ar ne, pradedam matyti kitus žmonės, nes mums, kol būna sunku, kol va tų žaizdų daug viduje, mes būna tai, kad mes tokie būna tarsi ar ne tos visos mintis į mus atsuktos ir mes ten kontempliuojam, tas problemas sukam ir mes būna nematom žmonių aplinkui. Kaip sakau, būna kartais žmonės išsiskiria ir net nesupranto kodėl, o kas įvyko. Ta prasme, čia išsiskyrėm vos ne dėl sudužusio puoduko ir mes būna nematom, kad šalia mūsų kitas žmogus galbūt kenčia, galbūt jam per sunku. Būna žmonės nemato, kad iš jų vaikų mokykloje tyčiojas ir nežino šitų dalykų, ar ne? Nes mes tokie pasidarom, kai turim daug tų problemų, tokie užsidarę savyje. Ir tarsi praleidžiam tos dalykus, nes jau su savim ten reikia sudylinti, o dar su kitu žmogum, ar ne, ką kalbėti, kad sudylinti. Tai va, tai pasidarykit atleidimo praktikas, laiškus rašykit, va tas aš tave myliu, atleisk man, ačiū tau, aš atsiprašau, ar ne, metodus pritaikykit. Tiesiog mintise atsiprašykit tų žmonių, kuriuos įskaudinot. Tai va, tai ar ne, nuoskaudų paleidimas, pasidarysit, žinau, kad pasidarysit. Taip, kas čia dar prie to meilės auginimo irgi viena tokia paskutinė gal tema paimsiu, ką irgi yra labai svarbu aptarti. Dar buvau užsirašiusi užrašų savo nuoširdumas, tai nuoširdumas ar ne, kad apskritai turim auginti savyje nuoširdumą, tas yra labai svarbu, kad būti kuo nuoširdesniems. Ir ta paskutinė tema, ką labai svarbu irgi, kad meilė augtų mumise, tai yra tikėjimas Dievu. Ir aš kaip mane vadina Davatka,
Indrė vėl su savo Dievu. tai iš tikrųjų, tas aš neseniai turėjau pokalbį tokį, kad apie tai, kad nėra Dievo, ar ne? Ir mane tas, kai žmonės tai pasako, kad nėra Dievo, netikiu Dievą, nes jisai nėra moksliškai įrodytas. Aš sakau, tie patys mokslininkai, kad jie net lapo nesugeba sukurti, ar ne, kaip medis, ar ne, užaugina lapą, mokslininkai nesugeba tokio sukurti. Tai ką kalbėti, kad jie ištirs Dievą. Nors šiaip yra irgi su tuo mokslu taip įdomiai. Aš esu skaičiusi straipsnį kažkada, kad mokslininkai yra įrodę Dievo egzistenciją. Tai čia vėl patys mokslininkai tarpusavyje dar klausimas, ar sutarė, ar ne. Bet tokie pasakymai, ar ne, kad netikiu Dievą, nes jisai moksliškai neįrodytas, vien žmogaus sąmonė, kas, sakau, mumise, ar ne, kaip, pavyzdžiui, kūnas numiršta, jisai lieka toksai visiškai, mes sakom, be dvasios. Ir mes puikiai matom, kad jisai be dvasios, kaip atrodo gyvas kūnas, kaip atrodo negyvas. O kas yra ta energija, kuri palaiko tą kūną, ar ne, gyvastinga, kas išlaiko tą mūsų planetą atviram kosmose, kas sukūrė tą visą gravitaciją. Ir žmonės būna taip tarsi, aš čia pats, ar ne, šitą pasaulį, kuriuo nieko mes čia nesukuriam, čia kaip būna šitie, kad sako, jūs esate savo gyvenimo kūrėjas, ir sakau, mes čia tokie kūrėjai, kad Dieve mano, ar ne, juokingi tie kūrėjai, mes tokie dar ateina kažkas sprakteli pirštu ir pusę miesto nunešta, ar ne, ten. Tai ta mūsų kūryba, mažai mes iš tikrųjų turim tos galios, mažai, kad ir kaip būtų liūdna, bet mūsų daug gyvenimo yra nuo tos kažkokios Dievo jėgos. Ir aišku, kad tai yra mūsų santykis su Dievu, ar ne, ir mūsų karmos įspaudai ir panašiai, bet visgi mes gyvename Dievo sąmonėje. Žmogus, jeigu žiūrėti iš šventraščių pusės, žmogus gyvena Dievo sąmonėje ir jisai taip pat yra Dievo sąmonė. Ir mes tikėdami į Dievą, tarsi pradedam tapatinti su ta aukšta sąmonė. Ir, kaip sakau, būna žmonės netiki į Dievą, kol dažnai neatsitinka kažko sunkaus. Kažkas šeimoje suserga, pavyzdžiui, esu mačiusi irgi tokiu atveju, kaip netikintis žmonės pradeda melstis tada, kai suserga vaikai ir taip rimtai suserga. Kai tu nebeturi savo vatoj galioje, kad aš esu savo gyvenimo kūrėjas, nifiga, kad tu nieko negali, pakurk, ar ne, savo gyvenimą. Ir kad aš nieko nebegaliu padaryti su šitą situaciją. Aišku, aš galiu, kaip sako, tu turi pasirinkimą, kaip jaustis. Aš kartais net sakau, tokiose situacijose aš neturiu pasirinkimo, kaip jaustis, nes man skauda ir tiek. Ir aš galiu ten save glušinti, kad taigi viskas yra gerai, viskas praeis. Ne, man tiesiog skauda. Ir yra normalu, kai tokiose situacijose skauda, o mes nesišypsom ir nevaidinam pozityvių. Tai ar ne, ir čia mes turim padėti tos savo visus tokius egoizmo darinius, kad aš esu savo gyvenimo kūrėjas ir panašiai, ir įsikabinti kartais į tą atlapą Dievui ir tikėti. Ir tas tikėjimas, jisai neturi būti tokiais atvejais, ar ne, kai atsitinka nelaimė, kai kažkokie didžiuliai iššūkiai gyvenime kyla, tai turi būti nuolatinis santykis. Šrimad Bhagavatam šventraštyje yra labai gražiai aprašyti netgi santykio su Dievu tipai ir gali būti tai geriausių draugų santykis, tai gali būti mylimojo ir mylimosios santykis, tai gali būti tėvo ir motinos santykis krikščionybėje, ar ne, mes turim tą tėvišką santykį maldoje Tėve mūsų, mes į Dievą kreipiamės kaip į tėvą. Ir čia mes geriausia, kai turim, ar ne, tą santykį gyvą, kaip gyvą, kad mes esame nuolatinėme ryšyje, mes nuolat pasitarėm, nuolat paklausam patarimo, nuolat bendraujam, kai kažko nebesutvarkom savo gyvenime, ar ne, nepavyksta ta kūryba, tie didieji mūsų kūrėjai, ar ne, mes tiek, pavyzdžiui, problemų prisikūpėm ir sakom, Dieve, paimk iš manęs dalį tų problemų, man per sunku, padėk išspręsti man kažkokius reikalus, aš nebesusitvarkau, ar ne, nes mes tarsi gyvenam tokioje milžiniškoje galioje, o bandom viską tempti ant savo pečių. Ir tada mes prisikraunam, ta širdis užsispaudžia, ar ne, nuo tų rūpešių, ir pamirštam tai, kad jeigu aš esu Dievo sąmonė, tai tu toks didis, tai paimk tų problemų dalį, paimk tą mano skausmo dalį, ar ne, su kuria aš galbūt šiuo metu nesu pajėgus
pajėgi susitvarkyti. Ir va tas santykis, jisai neturi būti toks, kad ar ne, aš kelia klupščiauju, aš ten, nežinau, kažkokioj baimėj gyvenu, kad Dievas pamatys, Dievas nubaus. Aišku, jeigu darot nesąmonės, tai aišku, kad viską pamatys ir nubaus, ar ne? Jūs patys save nubausit, ne Dievas. Karma mus baudžia, mūsų pačių negeri darbai mums grįžta, ar ne, ką pasėjau, tą ir pjaunu. Jeigu sėjau nesąmonės, jeigu sėjau piktas mintis, tai viskas atgal ir sukasi, o ne prie ko čia Dievas. Tai va, bet tas, kad mes, būdami tame sąmonės raute, dieviškos sąmonės, kad mes esam sujungti ir mes nesam kažkoks atskiras skruzdėlynas, kuris sąveikauja savarankiškai. Ir va čia mes turim turėti tą tikėjimą, turėti tą meilę, kad aš esu nuolatinėme ryšyje, ar ne, kaip, pavyzdžiui, turim geriausią draugę, tai tą nuolat, tai nusinčiam kažką, tai bajeriukai, tai rilsai juokingi, bet mes taip darom su draugam. Tai va, tai, ar ne, ir mes nuolat esame ryšyje, kad kiekvieną dieną parašom, kaip tu, pasiilgau tave, myliu tave, ar ne, tas santykis jisai nuolat gyvas, ar ne, sunervinai mane, būna ir taip, ar ne, ir va, mes bendraujam ir apie tai, kaip yra iš tikrųjų, o ne tai, kad tarsi tik tai viskas gerai, arba ateinu pas tave tik tada, kai blogai. Nueikit pas draugą, ar ne, nebendraukit šiaip 10 metų, o jau kaip atsitiks problema, ir tada nueinam. Ir aišku, būna draugai mums padeda, bet vis tiek būna tada jau gėda, ar ne, kad tarsi man tavęs nereikėjo, bet va, kai problema, tai jau prireikia. Tai va tas, kad būtų tas santykis gyvas, kad mes būtume tame nuolatinėme ryšyje, kad mes tikrai gautume tą pagalbą, mes ir turim turėti tą santykį begalinį ir aukoti Dievui savo problemas. Jisai nėra menkas kažkoks, ar ne, kad jisai negalėtų to paimti iš mūsų. Tam ir yra, ar ne, tas santykis, jisai ne šiaip, kad jūs tarsi užsidėtumėt, kad aš per Kalėdas, tam paminėjau Kalėdas, pripirkau toną dovanų, kurių paskui niekam nereikia. Ar būna žmonės susitokia bažnyčiai, nors iš vis net irgi patys sako, kad netikiu į Dievą ir čia ta bažnyčia šiaip pastatas gražus. Tai su tokiom nesąmonėm, tai aišku, nieko tenai ir patys ir krapštykitės paskui, bet tie, kas turi tą tikėjimą gyvą, šiltą, nuolatinį, tie žmonės tikrai gali visi paliudyti, kad kažkas tai visgi pratraukia aukštyn, kažkas tų problemų pamažina, kažkas padeda, kažkas tai pastumia, atrodo, mes kartais tai nukeliam ant intuicijos ir tas yra gerai netgi vardinti kaip intuicija, bet aš esu tikrai turėjusi, ypač kai būna ten ir užsienį keliaujam ir kažkokių tų situacijų su grupėm, kur sakau, mus realiai kažkas saugojo. Nėra kitos opcijos, kad mus kažkas saugo, mus kažkas globojo. Ir dėl to ta globa ir yra, kad mes esame santykyje, mes esame ryšyje. Tai va, kad ta meilė jumis irgi galėtų bujoti, galit prašyti ir meilės, o kodėl ne? Mes galim Dievo visko prašyti, ko mums reikia. Mes būna taip ar ne, gal kartais netinkamų krikščionybės mokymų pamokinti, nes pati krikščionybė iš esmės yra labai graži ir labai gili, labai ezoteriška. Bet būna kartais ar ne mus pamoko, kad ten nesikreipki Dievą be reikalo, netark Dievo vardo be reikalo, o pavyzdžiui, jogoje yra atvirkščiai, kad tu turi būti nuolat santykėje su Dievu, tu turi apie jį galvoti, apie jį kontempliuoti, nuolat kartoti jo vardą, ar ne, ten Hare Krishna, kažkas Om Namah Shivaya, mes Dievo vardus nuolat kartojam, budizme irgi mes Budos vardus, kuris mums atstovauja dievišką formą, kartojam, tai va, tai yra nuolatinis santykis, tai yra nuolatinis buvimas kartu, tai yra nuolatinis pasitarimas, kaip man sekas, kaip nesiseka, kur man reikia pagalbos, kur ačiū tau už tai, kad padėjai, ir ne, tai ir va tas meilė tikrai labai stipriai augina. Ir aš dabar, kai ruošiuosi šitai stovyklai, kur bus kitą savaitgalį, kaip išmokti mylėti, ir tą temą tai pradėjau meilės nagrinėti per įvairias tradicijas, tiek per krikščionybės, tiek per islamo, netgi žiūrėjau per budizmo, per hinduizmo, ir visur kalba žiūri apie meilę Dievui ir galvoju, kaip ar ne, mes tarsi viską savo, viską apie save, tik savo šeimai, o mes galim turėti tą tokį intimų santykį, ar ne, kuris skirtas tik man, ir tas santykis gali vykti tik mano mintise, net nėra būtinai kažkokie išoriniai atributai, nėra būtina ten, nežinau, kryželio net dėvėti ar namie altorių įsirengti, gali būti altorius jūsų širdyje. Ir va tas varne, kad visose tradicijose yra kalbama apie tai, jeigu aš noriu
atskleisti meilę savyje, aš turiu sukurti santykį su Dievu. Tai aš linkiu jums, kad jūs kurtumėte santykį ir mokintumėtės ne tik santykio su Dievu, ar ne, kad aš tarsi su Dievu, bet gyvenu skupume ar gopšume. Bet kad tarsi visus tos metodus taikytumėte, ar ne, ir mokintumėtės duoti, kad toje visatos upėje jūs gulėtumėt savo ant to čiužinio tokio faino rožinio ir plauktumėt išsišiepę, ar ne, su sulčių stiklinė rankoje. Ir tas, ar ne, ir mąstytumėte apie laikinumą, nebijotumėte tų iššūkių, kas viduje kyla, nes problemų visą laiką kils, ar ne, kaip pasakau su ta savižudybė, net praktikuotojams kyla, net medituotojams kyla, visiems tų problemų kyla, kai reikia paverkit, paliūdėkit, nes ir širdį netgi ir tas uždaro, kad mes neleidžiam savo prabūti su sunkiais etapais. Šiais laikais tiek tas pozityvumas toks išryškintas, kad tu turi būti laimingas visada, neturit būti laimingi visada. Bus etapų, kai turėsit ir pabliauti, ir paverkti, ir papykti ant kažko, ar ne. Ir paskui svarbiausia neužsibūti tame. Tai bet mes jeigu neleidžiam savo išliūdėti, tas irgi nėra gerai. Net esu tikrai turėjus tokių atvejų su rebefingų, kur pavyzdžiui, sako, mirė kažkas šeimoje ir paskui per rebefingą, pavyzdžiui, žmogus labai pradeda verkti. Ir sako, pagaliau po 10 metų aš tą valandą verkimo aš pragėdėjau, nes sako, kaip, pavyzdžiui, neteko žmogus, ten viena moteris, kaip pavyzdys, tėtis mirė. Ir sako, buvo laidotuvės, reikėjo priimti svečius, reikėjo viskom pasirūpinti, reikėjo dar ten visokių reikalų daug sutvarkyti. Aš sako, aš net neturėjau kada išverkti, nes po laidotuvę aš tiesiog turėjau eiti darbą. Ir tas, ar ne, mes būna nešiojamės tokį, kartais net būtinai tai nuoskauda, tai gali būti toks gilus skausmas. Ir atsimenu tą valandą tiek verkė, tiek raudojo. Ir čia nereikia sakyti, kad taigi tu turi, nežinau, šipsuotis ir panašiai. Ne, mes kartais turim taip išsiverkti, taip stipriai ir tą skausmą paleisti ir tos mūsų akis ir turi būti nukreiptos į kitus, ar ne, kad matau, galbūt kažkas mirė ir turiu parašyti tam žmogui, ar tau reikia pagalbos, gal aš galiu nuo tavęs nuimti kažkokius darbus, kad tu galėtum paverkti, kad tu galėtum išbūti tą etapą su skausmu. Ir tas pozityvumas mums, mes turim kai kurios dalykus praliūdėti, kaip sakiau, prapykti ar kažkokiais būdais tokiais išgyventi, tai nėra apie šypseną. Tai ar ne, mes žmogaus sąmonės raute mes patiriam viską ir viskas yra gerai, tik mes jeigu ar ne bandom nustumti šituos dalykus, bandau apsimesti nepikta, jeigu aš dėl kažko labai pykstu, ar ne, aišku, tas pyktis neturi sugriauti kitų žmonių, bet ar aš bandau apsimesti, kad, pavyzdžiui, man neliūdna, jeigu man liūdna. Būna tų situacijų, kai mes negalim to pakeisti, nes, pavyzdžiui, darbe ar ne, galbūt dirbu, bet kai turim pabūti tą laiką su savimi, mes turim savo prisipažinti, kas iš tikrųjų vyksta manyje ir neapsimetinėti. Tai ir tos visus mechanizmus, ar ne, mes turim prajautinėti ir tam, kad mes turėtume tarsi tos erdvės vidinės išbūti su skausmu, išbūti su džiaugsmu, apmastyti laikinumą, turėkit laiko kažkur dienoje truputėlį savo, 10 minučių, 15 minučių, kažkur tai gal savaitgalį kartais pabėgti dieną be šeimos pasidaryti, ar ne, kad galėtumėt pabūti su savimi, kad tos akis pagaliau užsimertų ir į vidų atsisuktų ir pažiūrėtų, kas užkloja tą mano meilę, kas neleidžia pilnumoje atsiduoti tam meiliai gyvenimui, meiliai Dievui, meiliai ten artimajam, meiliai vaikui, meiliai kitiems žmonėms. Ir kaip aš galėčiau padėti savo to šydus patraukti. Tai ar ne, ką pabandom pasidaryti namų darbų, tai nebijoti to laikinumo, per gamtą stebėkit laikinumą, gamta puikiai mokytoja laikinumo tema. Metabavaną pasidaryti, gebėti duoti, ar ne, nuoskaudas, atrasti būdą, kaip paleisti. Tai gali būti jūsų laikas savo su savimi, ar ne, net ir nuoskaudų paleidimo pusvalandukas. Praktika jums. Ir tas santykis su Dievu, kad nepamiršti Dievo, kad tai yra svarbu ir atiduokite jam problemas. Sakyk, pasimk, pasimeldžiau, gali paimti. Nereikia to, aš kaip sakau, nereikia to santykio su Dievu padaryti kažkokio tai dramatiško ar kažkokio tai
baugaus, kad tarsi ten ant debesies sėdi ir žiūri, kada tik tu ten prasileis, kad tas strėlė mesi ar ne. Gali būti tai kaip santykis, va, kaip geriausių draugų, kaip mylimųjų. Gali būti kaip su mama, kaip su tėčiu bendraujam, ar ne. Tai palaikykite tą santykį, palaikykite tą ryšį, pridėkite jam savo problemų, savo norų, savo pageidavimų. Tai va, tada jeigu klausimų nėra, mes po truputį baigsim. O kas norit pasirpti meilėje, tai kviečiu į stovyklą, kitą savaitgalį atvažiuoti. Bus ir jogos, ir gongų, ir meditacijos, ir mineralų, ir paskaitų, ir indiški šokiai bus labai nuostabi, atvažiuoja indiškų šokių meistrė. Tai turėsim labai gražų pasirodymą. Tai va, tai kam įdomu. Rasite informaciją Indrė Marija LT ir pasimatysim. Tai šiandien tiek. Ačiū Jums, o jeigu kils klausimų, tai galite rašyti ar man ar asmeniškai, ar pakomentuoti kažką. Tai va, tai tiek. Ačiū Jums, brangieji, ačiū ir iki pasimatymo. Iki.